Čia slepiasi daug sveikatos paslapčių. Žmogaus kelias gali ganėtinai greitai prarasti šoninius judesius. Tuomet meniskai ir kelio raiščiai tampa kur kas labiau pažeidžiami. Žinoma, kelio sveikata labai stipriai priklauso nuo čiurnos ir klubo sąnario galimybių. Todėl šiuos visus 3 sąnarius reikia ugdyti kartu. Ir mes pradėsime nuo judėjimo į šonus. Mano tikslas yra apkrauti išorinį pėdos skliautą, vidinį pėdos skliautą ir riedėti iš vienos pusės į kitą pusę. Geriausia tai daryti basomis arba su labai minkštais plonapadžiais batais. Ir aš judu, ir aš treniruoju savo čiurnas, ir masažuojasi mano meniskai, ir atsiverinėja klubo sąnarys. Ir po truputį aš galiu platinti savo stovėseną ir atlikti tą patį savo ritmu negreitai. Aš noriu pabūti tame pačiame plotyje ir įsitikinti, kad man neskauda. Aš noriu pripratinti savo audinius judėti šitoje plokštumoje, kurią žmogus dažnai praranda, nepaisant to, kad jo kojos lankstosi gerai. Vaikštant, į šonus siūbuoti ir linguoti žmonės vengia. Tuomet praranda šitas savybės ir padidėja tikimybė gauti traumą kelyje kiekvieną kartą, kai jūs paslystate.